Labas. Šiandien ir vėl su tavim Adventures are calling. Ir aš poviliukas suplyju šakelnis. Atvyko cirkas. Labą dieną, aš šuo su tavimi. Tai noriu iškart parodyti savo naują pirkinį. Nusipirkau žiauriai gerą daiktą iš Top Shopo. Tai yra sijotuvas 3000. Žiauriai geras daiktas. Ir aš su juo sijojuosi žemę, nes joje yra labai daug akmenų. O čia yra dalykai, kuriuos išsisijoju, tenai subyra žemė ir tada šiek tiek pasilyginu ją. Tai šitą agregatą pirkau šiek tiek naudotą. Matosi naudojimo žymės, bet nieko. Svarbu tarnauja kaip naujas. Ir iškart pademonstruosiu, kai veikia. Štai. Žemė šiek tiek šlapia. Prastai sijojasi. Bet štai matome. Fantastika. Teik. Va, bum. Žiūrėk, Jozapai, kaip krenta akmenis. Gerą daiktą nusipirkau. O kaip? Ką? Kaip jums? Nu, va tai va. Neatsimeni, važiavom parduotuvę. Ne? Statybinių prekių? Ne. Au. Imk megztinį. Tai viskas labai gražiai subyra. Ir kuo skiriasi sijotuvas 2000 nuo 3000, tai 3000 karutis kuo puikiausiai čia pavažiuoja. Ir taip pačia, tai jeigu turi 2 karučius, tai iš viso viskas iš karto dvigubėja greitis. Tai tikrai matosi išdirbtas dizainas, aišku, dėl to karučio vietos trūksta šiek tiek statumo, ne taip lengvai byra, bet tikrai negali jau čia skūstis. Čia dar žodžiu pridėjo nemokamai komplektacijoje. Čia šitas sakė yra, jeigu norėtum vandenį kažką sijot, tai jisai neskęstantis yra ir tiesiog į vandenį pasitai, ten tos putos laiko jį ir sijoji ten kažkokį dumblą, šilutė kaip valia šituos prūdus, tai realiai nereikėtų ten visokios brangios technikos, užtektų šito daikto. Tai kam aš čia sijoju viską? Čia turim šitą krūvą žemių. Vincentas labai pergyveno, kad aš ją sumažinsiu ir jiem bus per maža žaisti. Jinai atsirado iš ten nukasus iš tikrųjų nemažai. Nu čia jau nukasta žemė ir ta krūva atsirado iš tenais. Tai dabar šičia aš jau pasėjęs žolę. Ta linija matosi, kur čia palaistyta šiek tiek žemių pavaryta. Pavadinkim pralyginta. Vakar ganėtinai vėlai pradėjau sėt. Paskui tamsojo, bet kai reikia pralyginti, tai kiek apsišvieti, tiek matai, tai pralyginimui visai ne variantas. Žodžiu, tai vakar galvojau šiek tiek bent užsėsiu, kad jau pradėtų lyst, nes turėjau išvažiuoti porai dienų. Bet Velykom gavom dovanų virusą. Tai Monika vakar iškrito, Vincentas vakar iškrito, tada Etelė prastai jautėsi, dabar ir Samsonas prastai jaučiasi, tai likau namuose ir laisvam laikui atsiradus einu tvarkyti žolę. Tai šiandien pavyko iš tikrųjų nemažą dalį sutvarkyti. Šitas gabaliukas kaip ir paruoštas, kaip ir pavadinkim išlygintas. Ir šiaip nelabai aš mėgstu tą lygią tokią veją, visiškai be jokių žolyčių, be jokių pienių, be dobilų, be nieko, nes
kai jau kažkaip persistengęs, taiga pasidaro labai blogai. Vėliau pasidalinsiu iš tikrųjų slapta technika, kaip aš tą darau, sėju žolę. Ir dabar reikia toliau likusiai dalį išsirinkinėti akmenis. Užsipildysiu šituo prasijotą žemę, kur reikia. Šiek tiek pasidengsiu kai kur žemę, nes ten žvyras kai kuriuose vietose atsidengęs. Ir pažiūrėsim, kiek man dar šiandien pavyks padaryti. Kai geras traukinukas pas jūs. Vagonas. Koks čia vagonas pas tave? Smiltas. Čia su staliuku, bet šitas daiktas ir čia, stovi. Va čia. Čia pas mane toks vagonas su žipora. O tavo? Gali perlipti į tą staliuką. Aš turiu. Čia dar reikia tokį užtikti. Anikė! Lyja į žaislus. Kur? Jūsų barankos užšlaps. Ai, nereiks kišti vandenį, jūsgi mėgstat. Rodė šiandien, kad turi lyt. Ir pradžioje rodė, kad visai ten palis 1,5 valandos. Ir kažkiek intensyviau. Paskui pradėjo mažint rodiklius. Ir galvojau, kad visai nieko nebebus, nes šiaip visai laukiau lietaus, kadangi sėjau žolę. Atrodo, kad būtų žiauriai faina. Tai štai ir jis, štai ir lietus. Ir atrodo, kad visai intensyviai duoda. Reikia nepersistengti su
žemių vežimo atgal, paskui visą tą krūvą sutempsiu atgal į kiemą, kurį nukasė ir bus nulis naudos. Ten nukasinėjo iš tikrųjų buvo netgi matęs, atradom senus takelius raudonų plytų. Ten iš tikrųjų buvo susikrovęs kultūrinis sluoksnis. Sako, galbūt bėgo į vandenį gruntinis vanduo, kadangi jis buvo geriamas. Gali būt, kad supylė tokį pylimą būtent toj vietoj, kad mažiau jo patektų. Ir tenais ganėtinai daug buvo juodžemio, tai nereikėjo tiek vežti, kadangi čia labai daug žvyro atsidengė. Tai galvoju, šitas mažas sluoksnelis juodžemio turėtų padėti. Tai galbūt reiktų man čia jį supresuoti, bet gyvenimo našta supresuos šitą žemę ir bus super. Tai dar šiandien palijo, taip, sakyčiau, visai neblogai palijo. Visai neblogai palijo. Šiandien dar čia nesėjau nieko. Rytoj reikės pasėti, aišku, ryte dar turiu visokių reikalų vėl pasivažinėti. Tai turėčiau šitą gabalą dar susitvarkyti, užsisėti. Tada sakiau, aš jį apsitversiu, kad vaikai čia nelystų bent jau jie. Ir lauksim, kol sudygs. Laistysim, glostysim akim ir turėsim kažkada gražią pievutę. Šiaip tai nemėgstu tų tokių iščiustytų vėjų, kur ten nėra nei jokios pienės, nei kiaulpienės, nei dobilo, viskas ten antifrizo spalvos žalia. Tai kažkaip man labai nepatinka, tai to čia ir nesiekiu, bet šiek tiek prasilyginsim, pasidarysim, kur kažkada bus kokios nors, nežinau, kraterinės duobės, ten sustvarkysiu. O šiaip tai vakar ar užvakar čia man buvo tokia mintis kilus, kai bandai iščiustyti kažką, gražini ir finale pasidaro labai baisu, nes persistengi. Tai čia kaip, aš nežinau, dabar čia ką įvardint būtų, bet man nuo paauglystės, nežinau, buvo turbūt pats negražiausias pasaulio žmogus, šita Donatella Versace, kur, ta prasme, persistengiau seniai, nežinau kaip dabar netrodo, bet tas vaizdas stovi akyse. Tai, kad nenutiktų taip, reikia nepersistengti ir su pievutė. Tegul sau čia natūraliai kas nors auga, kas auga. Vis tiek čia šitą vietą pjausim. Naudosim įvairiai. Tai man tiesiog svarbu šiam momente, kad purvo mažiau namus neštų. Dabar realiai per dieną 2 šiupelius iš koridoriaus iššluot gali. Tai kai bus žolė, liks tik 1 šiupelis. Tai jau žiauriai geras rezultatas. Ir Monika, sakau, kaip man išdygs čia žolė? Sako, kad išdygs, tai faktas, tik tai neaišku, ar išdygs tavo sodinta, ar pati kažkokia tai. Oi, gerai, Monika varo. Pabandžiau šiandien Volvakui pravaryti technikinę. Šiek tiek tvarkiau kelis dalykus, bet parsivežiau paklodę. Nu, žiūrim, ką čia prirašė.
Gerai, kol kas. Paliksiu čia. Va. Bum, trūkumėlių sąrašas. Tik tai jau prisikabino prie visokių nesąmonių iš tikrųjų. Tai reiks kelis dalykus rimtus susitvarkyti. Aišku, visus sutvarkysiu. Tik tai tokie, nu, mizeriukai. Tai šiai dienai tuo neužsimsiu. Einu toliau prie žemių, noriu čia pabaigti. O gal ryt po ryt reiks prie mašinos padirbėti. Atvažiavo mano šabakštynų prafrezuoti. Tai iš tikrųjų nelabai aš pasiruošęs čia namų darbus. Reikėjo truputėlį apsirinkti daiktus dar, visokius pagalius, šakalius, plytos, kur matosi. Aišku, aš nieko čia nežiūrėjau. Šiek tiek to yra. Tai dabar vaikštau ir renku. Sakė, per 2 kartus darys. Dabar pravažiuoja. Ir kitą savaitę dar atvarys. Ir šiaip tai gražėja tas vaizdelis. Gražėja tas vaizdelis labai. Tai šiaip iš tikrųjų, kai turi techniką, tai kosmosas, kaip greit viskas darosi. Tai čia būdavo žiauriniai krateriai visur. Negalėdavau pjauti su žoliapjove, su nieko, nes tiesiog tokiom dobėjom viską muša. Dabar yra tikimybė, kad prasilyginsim. Tikrai bus daug geriau. Būdavo ir šiaip net eit sunku, eini ir visur koja, kimba, kliūna, krenta į duobę. Tai dabar vainu ir visokius plytgalius, stogo dangą, kuri čia lekia nuo to ūkinio. Viską valausi. Tai pažiūrėsim, kas čia gaus. Aš paskui dar, kai išvažiuos, iki kito karto, manau, apeisiu, apsirinksiu viską, kad kuo labiau prarink, paskui kuo daugiau prarinksiu, tuo labiau bus galima išlyginti. Nežinau, pasiklausiu dar, kaip čia man daryti. Tai gražėja tas mūsų kiemelis. Dar paprašiau tenais gabaliuką padarys. Sakėm visgi kažkokį tai daržiuką. Pasidarysim su Monika, kad bent kiek užsiaugint kažką. Bus labai geras metas detektorių metalo išsitraukti. Ir praeit viską, kol puru. Ką tik buvau mikrafą pametęs. Gerai, pėdos labai gerai matosi, kur ėjau, tai radau nesunkiai. Ir dingo garsas turbūt. Tai rasimės vis dėlto čia savo lobį, dabar va metalo detektorių praeisim. Turi jisai būt kažkur paslėptas. Atrodo, kuo daugiau pasidarai, turėtų darbų sumažėti, bet iš esmės tai jų padaugėja. Nes buvo čia vieta, kuri buvo nejudinta, nu ir galvoju, nu ir tegul būna jin tokia. Tai kuo daugiau vietų pajudini, tuo daugiau darbo reikia paskui pasidaryti. Tai ten dar anam gale nepabaigta, jau čia pradėta, bet aišku, čia jau kitu atveju šiais metais būčiau ir neišjudėjęs. Šitoj vietoj būčiau vėl palikę šabakštyną per visą vasarą, bet norėjosi jau ir čia pajudinti. Tai dar plotelis prisideda. Šiaip esu labai patenkintas, kaip vyksta procesas šitam lauke. Neplanavau aš jo tvarkytis iš tikrųjų dar labai, bet viens paskatino, kits paskatino, gavau kontaktą frezuotojo ir atvažiavo, labai iš tikrųjų operatyviai viską padarė. Tai labai džiaugiuosi. Ir dabar toksai bum. Aišku, yra darbelio, bet man kartais sunku suprasti, kiek to darbo, kai nesidaręs ir kai viskas atrodys, tai atrodo lengviau nesiimti, bet labai džiaugiuosi, kad atvarė, padarė. Dabar dar susisėsim, išsirinkti reikia visokių daug dalykų, šaknų.
akmenų, plytų, visko, bet bum ir bus gražus laukas. Tai dalinuosi iš tikrųjų kontaktais. Frezuotoje apačioje parašysiu numerį, kur skambint. Tai tikrai rekomenduoju, atvažiuos, pas jūs padarys irgi, manau, pavyks nesudėtingai sutart. Ir kas man labai patiko, kad atsakingai padarė, ilgai darbavosi, kad, žinai, nenumes belė kaip tik tai pravažiuot, o viskas buvo išlyginta kaip priklauso. Nu, išėjom su vaikais metalą ieškot, rinkt pagalių iš šito lauko. Ką rasim? Žiūrėsim, ką rasim. Stiklas. Kažką didelį jauti? Tai va čia va, matai. Gerai. Tai paimkit. Dėkite karutį viską. Oho. Nu, einam toliau. Mūsų pramoga šiandien metalo paieškos. Nikė, ieškok. Stiklą radau. Stiklą radau. Gerai, dėk. Čia buvo mano kasvas, aš prie jų priartė. Tu žemiau, Nikė, laikyk, žiūrėk, tu brauk visai per žemę. Tėti, žiūrėk, ką radau. Oho, stiklas. Metalo paieškojom ir dabar reikia dar aprinkti visokius didesnius pagalius, kurie čia trukdysis mums. Tai kol nedingo motyvacija, einam rinkti. Išeina darbininkai. Oi, kaip pleiskanų pas Moniką daug. Pripjovė. Ką jūs čia turit? Reikia išgelbėti jį, nu jisai sužeistas, bet gyvas. Sužeistas, bet gyvas, bet jo nėra pusės. Nu tai reikia kažkokį tai atlikti, pasimkit medicininį. Jeigu palikai ant žemės, jie tikrai sulindo gilyn. Vincentas, gydytojas vabalų. Ten jam amputuota pusė kūno, sakyčiau. Monika šiek tiek apgenėjo kai kuriuos medaičius. Čia matosi kabo įrankis vienas iš. Ten aš tą krūmyną pravaliau, tai galės frezai važiuoti jau į tą vietą. Ir dabar aš einu, padarysiu... Oi, kokia buvo dulkėta kamera. Nu, nuvaliau dabar tai kamerą, tai bus geresnis vaizdas. Atsirado man įkvėpimas vienai vietai, kuri mane žiauriai erzindavo. Tai taip įkvėpiau. Ir kol turiu įkvėpęs, tol darysiu. Yra šito ūkinio pastato galas, šis toks šabakštynas. Ten dar yra gelžbetoninių šitų stulpų, ten yra krūmynai kažkokie. Šeivamedžiai čia gal irgi. Ten dar vijoklis miręs. Čia iš tuos rėmus patrauksiu. Čia visas šitas. Čia kažkada buvęs šiltnamis pritvirtintas prie sienos. Čia visokie likučiai. Tai dabar imsiuos šito galo, nes šiaip visur čia aplinkui ganėtinai apsitvarkė. Čia tokia gaunasi jungiamoji dalis, kuri yra šabakštynas. Tai nebaigiau dar žolės iš tikrųjų sodint. Nu, vieną dalį kaip ir pabaigiau.
Liko dar kita dalis nepasodinta, tik išsilyginta, sutvarkyta, užsipilta žemėm. Bet, nežinau, norisi dabar labai čia padaryti, tai darau. Visai neblogas pas mane plautis, vienas ir kitas. Pusę dienos sulaikiau kvėpavimą, kol buvo įkvėpimo. Padariau šitą galiaką. Čia viskas dingo. Ta išsikasiau, galvojau, čia palauksiu kokios įrangos atvažiuojant, bet galvoju, ką čia laukti. Bam ir nėra. Siena tokia pavargus, kadangi čia buvo šiltnamis. Čia va, tusios plėvelės ir viskas išduoda, kad čia buvo šiltnamis. Čia, žinoma, radau gelžbetonio šitų stulpų. Ties čia jis pasibaigė, tai tikėtina, kad čia dar vienas yra, kurio dar neišrausiau. Tai tikrai sakyčiau, kad sovietmečiu dalino jos nemokamai. Tai pilna visur. Plytos, kai kurios labai blogos būklės. Štai. Va. Aš nežinau, čia druskos eina. Įdomu, vat, kodėl kai kurios tiesiog tokios. Štai. Įdomu, tos dar gyvos. Ai, kritai, kažkas. Tos dar gyvos, bet ar nebus joms irgi tas pats? Tai greičiausiai kažkaip reiks tvarkyti. Čia turim kabliuką arkliui prisirišti. O čia labai įdomi yra seni vyriai. Bet nėra jokių durų, nieko. Tai tikėtina, kad čia buvo kažkokie tai varteliai, kur, nežinau, kažkoks buvo atskirimas. Labai įdomu, nes šita pusė vienintelė kažką ornamentuota. Labai jau nesimetriška. Tuoj nueisiu atbuliniu, gal nenukrisiu. Labai jau nesimetriška, viskas nesimetriška. Tek. Ir toks jausmas, kad čia kažkas ne iki galo, nes va taip užsibaigė viršus tik tai, apačia ok, va, zikt, o viršus toks. Tai dar pamiršau paminėt, gal žinai, ką darys su šitom plytom, nes vat, nu, okei, vienos kietos yra, kitos vat pradeda birėt, kitos trupa kaip šitas, kaip smėlis. Ne, į makaronus netinka druska. Tai jeigu žinai, kas padėtų šitą dalyką sutvarkyti, ar kažkaip, nežinau, galbūt reiks keistas plytas, kurios čia tokios labiau išsišakojusios. Nežinau, tai jeigu žinai, duok ir man žinot. Tai nežinau, kaip čia kas, bet reiks čia nemažai tvarkyti, tai atsikasnėsim šį vasaros turbūt pabaigoje, arba jau rudenį atsikasnėsim pamatą namo. Tai ir čia reiks iš karto atsikast, kad pasidaryt pamatą,
jau užsikast ir viskas, tada bus baigta ties tą vietą. Ir šitą uosį reikia leisti žemėn. Jisai labai ardo pamatą. Čia va dar reikia plytas išsivaryt. Va čia visiškai pabėgęs šitas. Šita čia labai blogai. Gal čia nuo viršaus tekėjimas yra, nes irgi čia labai prasta būklė. Tai šitą reikia leisti žemėn. Gerai nuskrido jisai. Nu va, net pjaut nereikėjo. Pats ėmė ir nuskrido. O jei rimtai, tai su šituo šmirgeliu šį nupjoviau. Pirkau šitą įrankį genėjimui, tai galima sakyti, apgenėjau meduką. Tai čia galėtų būti Makitos reklama, bet kadangi jie manęs neremia, tai nieko nereklamuoju. Dabar labai patogu čia pasilipti prie stogo, pasižiūrėti. Galim įvertinti būklę, va štai stogas, naujas skardas sudėta. Čia vat medžio žala padaryta skardai, grūžinasi, o jeigu vareliai, tai paimi, atsiplėši ir gali laikraštį skaityti. Laglita reklamuojasi. O taip, lengvai plyštas stogas, va, vyjų. Tai va, taip jis ten ir skraido. Praeitais metais draugas čia atvažinėdamas sako, ne, nupoilai stogą, tai galėtum susitvarkyti. Jo. Nu, čia matosi buvo kažkokių tai lopų normalesnė skarda šiek tiek. Va ten, bet nu vis tiek ką tu čia jau pridarysi. Šita stogo pusė absoliučiai supūs. Bet šitas stogo puslapis man labai patiko. Tauragiškių balsas 2003 metai. Man buvo 13 metų. Ir va, TV programa. Pirmadienis, Drakonų kova, Džonis Bravo, smagio animacija. Kas čia dar? Ogis ir tarakonai. Drakonų kova Z. Belekas. Kempiniukas, Digimonai. Ksena. Net užkvipo vaikystė. Bet ko labiausiai pasiilgstu? Štai. 2140 Walkeris Texaso Rangeris. In the eyes of Ranger. Oi, prisimenu, kaip žiūrėdavau tuos vakarinius ir reikdavo realiai pažiūrėdavau Walkerį ir reiškia reikia eiti miegoti jau ir tiesiog būdavo žiauriai liūdna, nes žinodavau, kad rytoj mokykla. Taigi ši diena visiškai ne pagal planą nuėjo, galvojau, kad sodinsiu žolę, bet pasisodinsiu aš ją rytoj. Bet negaliu sakyti, kad bloga diena, atsivėrė čia nauji klodai pas mus. Ir šiais metais reiks dar šitą stogą pradėti tvarkyti. Nežinau, reikia nurinkti, reiks ten dar daug tvarkyti sienas. Ir nežinau, kaip čia bus. Sakiau, dar parodysiu savo būdus, kaip sodinti veją, slaptus būdus. Bet pagalvojau, parodysiu kitą kartą, nes žiūriu, kad kitu atveju nebeturėsiu daugiau ką parodyti. Tai palikim tą kitam kartui, o šiam kartui eikim miegot. Gražus vaizdelis. Aš ir apie sklypą ir apie dangų. Čia irgi va. Šits nugulęs, tas atsivėręs. Čia dar mūsų bus daržas. Monika buvo pradėjus stresuoti, kad čia reikia sodinti, nėra kada, nėra kaip prieit. Viena draugė pasakė, sako, svarbu spėti iki, kada ten sakė, iki joninių pasodinti, ką nors ir užaugs. O dabar čia visi jau lekia, skuba, aišku, jeigu gali, jeigu turi galimybės, tai fainai.
Mums truputėlį sudėtingai šitie dalykai. Tai viskas savo laiku. Ate.